Šiandien papasakome kaip apie debesis. Yra debesų 3 rūšis. Ar žinote kokios? Yra plunksniniai debesis, kamuoliniai debesis ir sluoksniniai debesis. Arčiausiai mūsų yra sluoksniniai debesis. Truputį aukščiau yra kamuoliniai debesis, o labai aukštai yra plunksniniai debesis. Ar žinojote, kaip susidaro debesis? Saulutė pašildo vandenį. Vanduo garuoja. Aukštai vanduo palieka nematomais lašiukais. Tai vadinasi kondensacija. Taip ir debesis susidaro. Debesis plaukia dangumi. Kai jis apsunksta, pradeda lyti. Mes gavome maišelius ir ant jų piešiame saulytę, jūrą ir žuvytės. Tada užlipome ant lango ir pradėjo jie garuoti į viršų, išvietę saulytę ir nusileisti. Mes dar vieną eksperimentą atlikome. Reikėjo flomasterių, popieriaus ir vandens. Ant popieriaus reikėjo nuspalvinti debesį ir lietutį. Tada įdėjome vandenį, pažiūrėkite, koks grožis buvo. Kai mes visada išeiname į lauką, visada stebime dangų. O kai pareiname į grupę, visada kokius debesis matėme lauke, nupiešiame. Ir vėl tu kažko ieškai. Taip ieškau. Ir čia tavo. Mes gavome plikės korteles. Mes atsakinėjame mokytojos užduotus klausimus apie debesis. Ir mokytoja priima, nuskanuoja su telefonu ir tada atsiranda arba raudonas taškelis, arba žalias. Žali reiškia teisingi, raudoni reiškia neteisingi. Kartais kamuoliniai debesis sveria kaip 4 banginiai. Belai, pažiūrėk, kokį debesį matau už lango. Reikia jį eiti patyrinėti. Nebegaiškim laiko. Einame jo tyrinėti. Ate.